Pasikalbėsim apie nekilnojamo turto investicijas šalyje, kurio nereikia pradinio įnašo, kurioje galima netgi išsimokėti per banko paskolas. Šiandien aš kalbėsiu apie nekilnojamo turto investavimą į besivystančias rinkas. Pavyzdžiui, kitose šalyse, kaip pavyzdžiui Bulgarija, kuri ten planuoja įsivesti eurą, šiandien kaina yra ten apie 1500–2000. Pradėjom iš šalis, kurios įsivedė eurą. 23 metais pirkom ir jisai buvo, mes, pavyzdžiui, tokią studiją pirkom už 42 000. Žinoma, reikėjo baldus, reikėjo mokesčių susimokėti. Ir šiandien mūsų kai kurie klientai pasiskaičiavo, kad investicinė grąža to, sakykime, nekilnojamo turto jau galėtų būti 32%. Čia galbūt mūsų irgi vienas iš pirmųjų yra irgi nekilnojamo turtų. Tai mes jau pirkom ne naujos statybos, tai va čia irgi labai svarbu atkreipdėmėsi, kodėl kartais nereikia pirkti naują. Pasiskaičiavom, kad iki mokesčių ta investicinė grąža yra 29,9, galima sakyti 30%. Kas norit mūsų būstus daugiau pasižiūrėti, tai va galite užeiti atostogų būstas.lt, galit mus tikrai stebėti.